Kodėl pradėjau sportuoti? Trumpai, atvirai, tai PTSD, posttrauminis sindromas. Draugas kažkaip per kalėdas matė, kad man pačiam sunku įsilieti į visuomenę, padovanojo GI. Sako, šitas sportas padeda tokiems kaip tu grįžti į gyvenimą, atsipalaiduoti nemąstyti apie daugelį dalykų. Galbūt išgyventų, atėjau treniruotę, pabandžiau ir radau tą vietą, kur kovodamas, rolindamas, negalvoja apie nieką. Tai va, mano tas happy minutės, happy valanda gaunasi. Pailsiu ir taip progresuoju toliau. Atradau save čia. Kas pasikeitė sportuojant? Susiradau daug draugų, į tai traukiau savo vaikus, jau 2 vaikus. Pagerėjau, sakykime, imtynėse, aš visą gyvenimą crossfitinau, boksavausi, bet niekada neturėjau žinių, kas būtų, jeigu būtų kritus ant žemės. Aišku, buvau keletą kartų gyvenime sukritęs ant žemės, baigėsi labai blogai man. Šiuo metu dabar jaučiuosi labai gerai ir norisi kristi, versti kitus. Bendruomenė įsiliejau tokią, pailsiu, savo būdas nuo chaoso namie, nuo darbų, rutinos, ateiti čia ir pailsėti. Ką patarčiau tiems, kurie galvoja, bet nedrįsta, tai man 38 buvo, kai aš pirmą kartą atėjau į šitą salę, nors vadinama kovos menu, bet tai yra vienas iš tų, kuriuo galbūt užsiima džentelmenai, kurių nėra kažkokių tai traumų, patyčių, kol nesusipažįsti su draugais, paskui jau atsiranda ir patyčios. Išdrįst pabandyti ateiti, tai nėra blogai. Vienam nedrąsu atsivesti su draugu, su visa kompanija. Gali visas būrelis ateiti, pasibandyti ir kažkas sustiprės fiziškai, gausit pasitikėjimo savim, o svarbiausia atveskit vaikus, nes tai vienintelis sportas, kuriame vaikai dylina visą laiką su uždaviniais, su sprendimais, su nesėkmėmis ir mokosi su jomis susigyventi ir jas išspręsti. Jeigu patys neišdrįsta, bent vaikus atveskit.